praėjusiame reportaže rodėme, kaip šalčio sukaustytas Baltijos krantas atrodo mūsų kraštuose, o šį kartą siūlome pasižvalgyti, kokius ledo rūmus speigas ir jūros bangos kuria pas broliukus latvius Liepojoje. O kol jūs stebėsite ledo rūmų statybą, mes pasidalinsime įdomiausiais faktais apie šios vietos istoriją. Karosta, rajonas šiaurinėje Liepojos dalyje, buvo sukurtas 1890–1906 metais, kaip imperatoriaus Aleksandro III uostas ir kariniai kompleksai skirti Rusijos imperijos Baltijos jūrų laivynui. Po Pirmojo pasaulinio karo Latvijai atgavus nepriklausomybę, vietovė buvo pavadinta Karo Osta, karinis uostas, vėliau sutrumpinta į Karostą. Nuo Antrojo pasaulinio karo iki 1994 ši teritorija buvo uždara sovietinė karinė bazė, skirta Sovietų Baltijos laivynui. Net vietiniams Liepojos gyventojams buvo draudžiama čia užeiti be leidimo. 1994 sovietų kariai pasitraukė, dėl ko Karosta buvo apleista. Daugelis kariškiams skirtų pastatų, daugiabučių ir infrastruktūros liko tušti, o populiacija smarkiai sumažėjo. Šiandien Karosta yra mišrus rajonas, kuriame gyvena civiliai, bet taip pat čia daug apleistų pastatų ir istorinių vietų. Jis traukia kūrėjus, menininkus, keliautojus ir istorijos entuziastus. O šiomis dienomis į Karostą plūsta lankytojai dėl šalčio ir jūros bangų tandemo, čia kuriamo grožio, kuris ne tik labai laikinas ir trapus, bet ir pasitaiko ne kasmet, bent jau tokiais mastais. Šiauriniai fortai buvo Liepojos jūrų tvirtovės dalis, statyta XIX amžiaus pabaigoje, XX amžiaus pradžioje, kartu su Karosta. Tai buvo moderniausia to meto pakrančių gynyba. Jų tikslas – ginti Karostos karinį uostą nuo priešo laivyno. Sustabdyti Vokietijos ar Britanijos karo laivus, jei šie bandytų pulti iš Baltijos jūros, pakrantės pabūklai, požeminiai tuneliai, šaudmenų sandėliai. Pirmojo pasaulinio karo metu, kai Vokietijos kariuomenė artėjo prie Liepojos, rusai sąmoningai susprogdino šiaurinius fortus, kad jų neužimtų ir nepanaudotų priešas. Tai buvo klasikinė išdegintos žemės taktika. Ironiška tai, kad fortai niekada realiai nedalyvavo mūšyje, bet yra viena įspūdingiausių Karostos vietų, kuri tapo ir šios mūsų kontempliacijos priežastimi. Ir žinoma, tikimės, jog nepamiršite palaikyti šio visuomeniniais pagrindais paremto kanalo savo patiktukais. Tai padeda jam augti virtualybės metraščiuose ir įkvepia mus kurti naujus video jums. Iki kito karto.